Labadiena, mėly futbolo sirgaliai. Sveikiname su jumis iš LFF stadiono Vilniuje. Pertraukos metu, vykstant Europos čempionatui, čia pavojingas Vilniečių išpuolis ir įvartis į vartus krenta, bet jis neįskaitomas. Dviejas kontrolinės rungtynės. Čia vėl metamas kamuolys už gynėjų nugarų ir šįsyk jokios nuošalės nėra, bei ne, vis dėlto ir vėl kyla teisėjo ranka antras ir pasikvietė į Prancūzijos sostinę. Čia dar vienas išpuolis ir šįsyk jau turbūt niekas neatims įvarčio iš šeimininkų. Pagaliau 14 minutę pralaužė galutinai Žalgirio gynybą Jonas Usavičius ir išveda savo ekipą į priekį. 1-0. Nevėžio ekipoje, vienoje iš stipriausių komandų. Čia dar vienas pavojingas išpuolis, Jonas Usavičius. Na, šįsyk ko gero mėgino atlikti perdavimą, Jonas Usavičius į dešinę ar atvirkščiai. Šiuo atveju arba tu žaidži arba ne, o čia fantastiškas šūvis ir antrasis Vilniaus Riterių įvartis. Kasgi čia taip iššovė, ogi Deimantas Rimpa. Jį sveikina komandos draugai ir Vilniečiai didina savo pranašumą. Wow, puikus šūvis. Na ir akivaizdu, kad jie įrodinėja, jog yra ne tik šių rungtynių, bet ir viso čempionato favoritai, o čia jau triuškinti pradeda Vilniečiai savo varžovus. Pagaliau ir Andrius Kaulinis įsirašo įvartį į savo sąskaitą. 30-oji jau rungtynių minutė prasidėjo. Sveikina taip pat baudos aikštelės prieigų, na dabar svarbiausia neprarasti. Atlikus didžiąją darbo dalį, smūgis į vartus greta Virpsto. Komandos puolėjas tik atvykęs į Lietuvą. Čia pavojinga situacija ir vos kelialapio į A lygą. O apie tai be abejo tik ir svajoja Vilniečiai ir muša ketvirtąjį įvartį Vilniaus Riteriai. Siaubinga Kauno Žalgirio jaunųjų gynėjų klaida. Dovanėlė Deimantui Rimpai. Na ir antrasis pastarojo įvartis šiuose rungtynėse. Padovanojo kamuolį savo baudos aikštelėje Kauniečiai. Vasaros tą pertrauką Vilniaus BFA ekipai 0-5. Čia smūgis į vartus ir kamuolį Vilniečiai, bet taip pat aktyvus presingas. Priima Rosivieras kamuolį baudos aikštelėje ir šalia skirti galimybė čia tobulėti, gauti žaidybinio laiko ir dar vienas Riterių išpuolis visai greta vartų praskrieja kamuolys, nepavyko. Smūgis į vartus ir labai jau netiksliai. Ar sugebės pakartoti savo rezultatyvumo rekordą šio sezono Vilniečiai? Labai arti to buvo jie. Bus daugiau šventė nei sportinės varžybos, na, o tuo tarpu aidi švilpukas skelbiantis, jog Vilniaus Riteriai švenčia triuškinamą pergalę 4-0.